labai prasmingas smūgis, perdavimas pats gerai nesupratau, jau žiūrau tinkle, dariau ką galėjau. Šiandien Vilniuje FF stadione vyksta moterų futbolo diena. Jinai startavo su moterų lygos rungtynėm, turėjo moterų su futbolo konferencija ir aišku visą renginį vainikavo moterų futbolo taurės finalas, o šių rungtynių pertraukos metu siekėme rekordą, tai yra 100 ir daugiau merginų prieš 11 vyrų futbolo klubo Žalgiris vyrukų. Rekordas pavyko, oficialiais duomenimis turėjom 106 merginas ir jos 3-0 nugalėjo vyrukus. Prieš 100 moterų apskritai, sakau, gyvenime turi moterim nusileisti, o aikštėje to labiau turbūt turi nusileisti ir tikrai buvo keista. Ir kaip mes komandos draugai sakėm, jokių šansų. Susirinkusios merginos mes aptarėme taktiką, kaip viskas vyks. Taktika pasiteisino, Žalgirio vyrukai buvo pasimetę, nežinojo, kur spirti kamuolį. Jos gausiomis pajėgomis užpuolėme ir pasiekėme teigiamą rezultatą. Ir Mantas Kuklys, Tekę yra prieš, nežinau kiek tiksliai skaičių, bet prieš vaikus žaisti irgi gal 200, tai irgi buvo labai sunku, ten irgi pralaimėjome, bet čia, sakau, yra toks smagus renginys, sveikintinas visai futbolo visuomenei.